Žiemos pabaigą Klaipėdos universiteto studentai paminėjo, vaišindamiesi pagal specialų receptą ruošta žuviene. Prieš paskutinę vasario dieną vykęs žuvadienis jau antrus metus Klaipėdos universiteto akademinę bendruomenę džiuginantis renginys. Jį kasmet organizuoja Klaipėdos universiteto humanitarinių, gamtos ir matematikos bei sveikatos mokslų fakultetų studentų atstovybių nariai. Šiemet taip pat žvarbė trečiadienio popietę Klaipėdos universiteto miestelyje visi norintys turėjo galimybę paragauti studentų išvirtos žuvienės. Pasak sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Dovilės Kubiliūtės, tokių renginių tikslas išjudinti studentus. Šio renginio tikslas tiesiog suburti studentus šaltą žiemos dieną, pasišildyti, pavalgyti sriubos, paminėti taip pabaigą žiemos. Vaišindamiesi žuviene, studentai džiaugiasi puikia organizatorių iniciatyva ir gyrė itin skanę sriubą. Didžiausias lepsės tai, kas virė šitą sriubytę, tikrai labai skani. Ir kadangi šiandien žvarbus oras, tai sušildė tikrai iš vidaus. Na, o auditorijų suoluose likusiems studentams žuvadienio dalyviai linkėjo nesirgti ir kitą kartą būti aktyvesniems. Linkiu nesusirgti, nes būtent šiltas gėrimėlis, šilta sriuba, ne tai, ką jūs galbūt valgote bendrabučiuose studentų, yra daug geriau negu pasėdėti suole, o pajudėti per pertraukas būtina.